tai nuostabiausias radio stoties šaukinys? Žinoma, nes jį sukūrė Mesijus. Jūs klausotės Neringa FM. Klausom Neringa FM ir kas mato mus per YouTube kanalą, mes dabar labai gražiai karaoke dainavom kartu su Juste, buvom arčiau nei arti, o dar arčiau nei arti. Šiandien yra mano viešnios, Nida Short Film Festival organizatorės. Tai dar kartą labas Roberta ir Arnolda. Labas Tomai. Labas Tomai. Kaip jaučiatės, kaip Klaipėda jums šiandien? Puikiai, atsipalaidavusios. Atsipalaidavusios? Taip. Dainuoja dainas. Taip. Tai galime gal truputį ir pradėti. Visiems turbūt yra visiškai akivaizdu ir ausigirdu, kad šiandien šnekėsime apie Nida Short Film Festival, kuris šiemet vyks Kupolė, ne? Rugpjūčio 17-19. Taip, nuo rytojaus iki sekmadienio. Tai gal pradedam pakalbėti apie tai, kaip viskas prasidėjo. Būtinai. Taigi, Arnoldo, pasakok šią nuostabią istoriją. Jau atkalusios, ne, jau mintinai visur pasakos. Ne, tikrai kiekvieną kartą kaip naujiena. Kiekvieną kartą po naują istoriją, tu galvoji. Taip, kiekvieną kartą. Reikia save palinksminti, būtinai. Tai Nida Short Film Festival jau 2 metukai vyks Kupolė, o praeitais metais vyko Meno kolonijoje, bet čia netame esmė. Apskritai papasakosiu, kodėl šitas renginys, kodėl jo idėja gimė man. Kokia vizija jūsų? Taip, kokia mano vizija? Tai buvo tokia, kad Lietuvoje man tiesiog trūko komunikacijos, grįžus iš Amerikos neturėjau ryšių ir kontaktų, kaip pradėti savo karjerą kaip aktorė, ir man tiesiog trūko to viso bendravimo. Galbūt labiau bendravimo negu ryšių ir kontaktų, ir tiesiog tarpusavio susijimų. Ne tai, kad liūdna, bet tiesiog norėjosi pažinti žmonės meno srityje, kurie čia dirba ir daro dalykus, ne vien kalba. Tai dėl to norėjau sukurti ir bendruomenę, ir Nida Short Filmai festivalis tapo šitą idėją realizaciją viso šito, ir po truputį vis augam ir labai to džiaugiamės, nes žmonės vis daugiau apie mus nori sužinoti ir apie Lietuvą to pačiu nori sužinoti. Tai manau, kad 100-asis jubiliejinis kitų metų Lietuvos gimtadienis irgi mums bus kitoks negu festivalį negu šių metų. Taip. Supratau, čia ką tik kalbėjo Arnolda Nuar, kur yra kūrybos vadovė festivalio išradėja, kaip ir man sakė, o Roberta prisijungė tik šiemet, ar Teisingai, aš prisijungiau tik šiemet, bet įdomi istorija, kad praeitais metais irgi koordinatorė buvo Roberta vardu. Matot, Arnolda čia, kad mažiau popierizmo būtų, tai tave pasirinko dėl vardo. Gerai, Roberta bus viskas. Ir taip pat įdomus faktas, kad į mano pusėserė, nes mūsų giminėje, matyt, pritrūko vardu. Čia Lietuva viskas per giminės. Viskas per giminės ir Žemaitija. Ir mane pasiūlė Arnoldai ir Arnolda man parašė. Aš norėjau jau praeitais metais prisijungti, bet tiesiog fiziškai negalėjau būti Lietuvoje. Ir šiemet aš buvau tokia excited, taip, aš būsiu šitam festivalyje ir mes sujungėme savo jėgas ir štai turime 2 dienų festivalį. Tai jūs esate brandolys festivalio, ne? Taip. Tai Roberta kaip koordinatorė, kuo gali pasigirti, galbūt jau kaip sekasi? Taigi, aš surinkau komandą ir komanda išties yra nuostabi, labai aktyvi, netgi stebina mus kiekvieną kartą, pasakai kažkai darbą, tai padaro 3 kartus geriau ten. Ir labai laukiam jų, jie atvažiuos rytoj ir tokie labai įdomūs žmonės visi. Nuo pat pirmo susitikimo galbūt jau buvo taip, kad mes užmetėm tą idėją įsijunk Nidos režimą, tai mūsų festivalio devizas. Nida Mode On. Taip. Įsijunk tą režimą, kuris ateina natūraliai, nuvykus į Nidą, tą sąmonės būseną, atsipalaidavimo būseną. Ir mūsų festivalio tai moto tapo šių metų. O kodėl Nida? Kodėl Nida? Kodėl Nida, o ne Palanga? Arba, nežinau, Hamburgas. Molėtai. Marselis. Nida, nes mano šaknis Nidoje ir tiesiog Nida... Nes prancūziškai pavardė pas tave. Nes Nida beveik... Nes asociacijos visokios keistos. Netiesa. Nida, nes tikrai nėra tobulesnės vietos man ir magiškesnės negu Nida. Ir filmai, ir kopos, ir jūra, viskas ten taip dera, ir muzika. Jo, įsivaizduokite, mūsų festivalis taigi vyks paplūdimyje, tiesiog prie jūros visiškai. Tai aš nemanau, kad toks festivalis buvo ir pati ta tokia idėja, kad atvažiuok,
pasities dėkiuką ir žiūrėk filmus. Ir tokia pasimatymų vieta galės būti, gal kažkas sutiks savo meilę. Kaip tik skaitėm šiandien su Arnoldo horoskopą, kad Venera šią savaitę yra... Nekreipkite dėmesį, Merkurijos retrogradą, atvažiuokite į Nidos festivalį, įsijungti savo bangą. Tai, žodžiu, astrologiniam žinimui pasidomėjot, koks bus savaitgalis, o ką sinoptikai žada? Sinoptikai iš tiesų Nidos regione visiškai nieko negali prognozuoti, nes ten yra, kaip ir minėjau, magiška vieta ir gali per dieną pasikeisti 5 kartus oras. Supratau, nenuspėjami, žodžiu, savaitgalis laukia. Taip. Tai turėsite 3 vakarus, 3 naktis kupolę, labai gražų laiką tarp kopų prie jūros ir, kaip supratau, dar labai svarbi detalė, sakykime, net ne detalė, linija festivalio yra muzika. Taip, tai šiais metais mes tik tais prijungiam muzikinę dalį, gyvos muzikos dalį į festivalį ir norime tą tęsti, kad nebūtų vien short filmų festivalis. Aš gal paklausiu taip, kuo skirsis galbūt tiem, kas buvo praeitais metais Nidos meno kolonijai, kas bus kitaip šiemet? Tai prijungiame muzikinę dalį, bus gyva muzika, bus... Koncertai kažkokie, jūs turime menį? Taip, mes turim savo personažą festivalio, kuris tapo mūsų simbolis, kaip ir sakau, įsijunk Nidos režimą, personažas, kuris visiškai atsipalaidavęs net ir mieste ir visiškai toks kietekas, sakykime, gyvena ir mėgaujasi gyvenimu, kas ir sakau, tą pasąmonės būseną tik ateina lengviau Nidoje, pabuvus bent 3 dienų. Tai gros būtent mūsų personažas, kurios apyvardis Mr. Herman, o taip pat gros Clotilde. Clotilde Solange Rigaud. Jo, kuri praeitais metais buvo aktorė short filme ir dabar į dainos, tai tokia talentingas asmenybė. Viskas susiję. Taip, Ignas Balčius gros, toks talentingas jaunuolis. Iš Klaipėdos. Iš Klaipėdos, toks vietinis. Taip pat bus workshopai. Tai tokie... Kas per workshopai? Taip, norėjau tęsti šitą temą. Tai workshopai susiję su judesiu, Arnoldas... Su meditacijom, su mandalom ant smėlio prijungti ir vaikus, ir šeimoms skirtas renginys dienos metu. Tiesiog nuo ryto pradėtumėm su joga, vidury dienos tada yra kažkokios meditacijos prie jūros vaikams, paišymai ir kartu workshopai su vaikais. O jau vakarą mes pereinam grinai prie kino, taigi turėsime svečių mes festivalyje ir bus Q&As, questions and answers, tai klausimai ir atsakymai, su svečiais ne tik užsieniečiais ir lietuviais. Ir žiūrinariais. Ir žiūrinariais, taigi mes klausinėsime, kalbėsime temomis apie kiną. Pavyzdžiui, viena iš temų bus su mūsų žiūrinariu Darium Vaitukevičiu apie tai, kodėl Lietuvoje prastas kinas, tas, kuris kritikų yra nuvertintas, pavyzdžiui, kaip siaubekai, kurie ten labai labai prasti, jie daugiausiai pinigų surenka. Ir kodėl žmonės Lietuvoje neturi tos išvystytos kino kultūros. Tai turėsime tokį diskusiją. Žodžiu, ir problematikų nagrinėsit, ne tik čilinsit pajūryje, ne? Ne tik, bet aišku, viskas tokia forma, kad tiesiog atsisėsim visi, galės žmonės klausinėti klausimų. Mes labai tikimės, kad publika bus aktyvi, bet Nida vis tiek renkasi žmonės tokie įvairūs. Jo. Ir tikrai lauksime labai jų pasiklausyti Dariaus ir kitų svečių. Gerai, mes tą progą galim dabar padaryti trumpą muzikinę pertraukėlę, kur mes iš tikrųjų turime grojaraštyje. Matau, kad Artūras Murauskas ir Balų bus tokie 2 atlikėjai. Taip, Artūras Murauskas yra mūsų personažas, kaip minėjau, jisai goes by Mr. Herman šito festivalio metu. Jūsų veidas ir balsas. Taip, mūsų veidas ir muzika. Ir muzika, taip. Tai ir Balų. Ir Balų su savo klipu dalyvauja muzikinių klipų kategorijoje. Tai ten bus muzikinių klipų konkursai, žodžiu, dar. Taip. Labai daug visko. Taip. Gerai, mes tada einam, daugiau išsiaiškinsim po muzikinės pertraukos, kol kas Artūras Murauskas ir Balų ir tiesiai iš Nida Short Film Festival, galima sakyti, kad transliuosiu, ne? Taip. Laksčiau po žolę
sakydavo man mama, eik namo. Kągi žada tos nebylios žvaigždės, kurių tiek daug. Kiekvieną kartą klausiu, juk žinot viską aiškiai, aš tik maždaug prašau, tiek nedaug. Bet visą tai aš užmiršau, šiltoj vaikystėj palikau ir nebebus jau niekada draugų ir saulės kaip tada. Ir lėkštes, kurių tiek daug. Plaunu ir kartais pagalvoju, ar aš apie tai svajoju, galbūt nemanau. Stop
Geros bangos NFM. Geros bangos NFM. Geros bangos, gerai banguojam. Eterėje vėlgi Tomas Vėjas su dar dviejomis Levantėm Vėtrom, Roberta Vramenko, Nida Short Film Festival koordinatorė ir Arnolda Noir, kūrybos vadovė ir festivalio išradėja. Kalbame, kaip ir sakiau, akivaizdu ir ausigirdu apie Nida Short Film Festival, kuris vyks Kupole rugpjūčio 17-19 dienomis, tai jau nuo ryt prasideda. Nuostabus kino vakarai prie Baltijos jūros ir šis festivalis vyks antrus metus. Na, pakalbėję, atsigėrę kavos, mes dabar galime turbūt priminti visiems klausytojams, kad festivalis bus nemokamas, aš kaip supratau, taip? Taip. Tu Kodėl? Arnolda ar man? Tai gal tu pasakyk. Gerai, tai festivalis mūsų to ir skiriasi, kad jis yra nemokamas, nes norime tiesiog išauginti tokią bendruomenę kino ir būtent, kad žmonės atvykę į Nidą atostogauti, jie ateitų su savo šeimom, draugais, pasimėgauti kinu, kur iš tikrųjų ta pramoga Lietuvoje yra gan brangoka, ta pati kino programa ir čia pažiūrėti gerą kiną, gerus į originalius kūrinius, tai todėl yra nemokamai Ir mes propaguojam tą idėją, kad sudalyvauti kino festivalyje nereiškia, kad gali tik kino elitas ar ten kažkokie išrinktieji žmonės. Aš kaip supratau, jūs pačią programą atskleidinėsite viso festivalio, pačio festivalio metu, o galit kažką pasnikpykinti, kokie tai bus filmai? Įdomus. Įvairiausių žanrų filmai iš įvairiausių šalių, nuo Irano iki Amerikos, Airijos, Lietuvos, visokiausių šalių. Jo, ir iš Afrikos ten atsiuntė kažkas filmų ir bus ir dokumentikos, ir komedijos, ir siaubo. Gero siaubo. Taip, tai toks įvairus ir O taip eklektiškai viskas vyksta, ar jūs taip sudėliosit ten kažkaip temom? Mes iš tiesų taikomės prie žmonių, kurie atvyksta ir nori sudalyvauti, kaip ir minėjo Roberta, klausimų, atsakymų diskusijose. Tai mes prisitaikėm ir rodom filmus prie tų žmonių, kurie atvyksta ir tą dieną rodysim būtent jų filmus, kad jiems būtų patogu. Žiauriai įdomu. O tu pati, aš kaip supratau, Arnolda, esi atvykusi, mokėsi kažką New York'e, ne? Taip. Tai ten turbūt idėjai prisisėmei dabar čia. Kibirais ir veži į Lietuvą. Iš tiesų, Lietuva man duoda idėjas. Rimtai? Taip, ko čia nėra ir kaip norėčiau, kad žmonės komunikuotų ir bendrautų ir mainytųsi kontaktais ir ne tik ir keltų tą kokybę ir komunikaciją. Tai galim padiskutuoti, ko čia galbūt trūksta Lietuvoje taip stipriai? Komunikacijos, nesakei? Taip, trūksta tikrai paprastos komunikacijos ir kokybės, organizavimo kokybės dalykų. Ne tik kaip aktoriai iš tos pozicijos kalbu, bet ir apskritai renginiuose, pagarbos, kaip elgtis kino aikštelėje, teatre, profesionalumo, viso šitie yra tikslai ir festivalio, dėl to mes ir organizuosime renginių tikslą ir ciklą ir Vilniuje. Tęstinumas tai būtent bus kažkoks, tęstinumas festivalio, kaip networkingo renginiai, kurie prasidės rugsėjo 22 dieną Salione. Tai visus kino ir teatro industrijos žmonės tikrai kviečiame ir ten užsukti ir prisijungti ir susipažinti su mumis. Ir būtent jų programa bus konkrečiais klausimais. Tai pirmoji rugsėjo 22 dienos programa būtent klausimų, koks yra aktorius ir aktoriaus manifestą dabar rašome ir kokio kokybiško bendravimo norėtumėm su aktoriumi. Taip, iš tikrųjų galiu pritarti Arnoldai, nes ir aš tiek kine, tiek teatre lietuvių ir užsienio sudalyvausi ir aikštelėse ir taip Lietuvoje. Tikrai komunikacijos milžiniškas trūkumas, tokia atrodo netvarka ir tu nueini į kitą aikštelę, kur filmuoja Lietuvoje kažkas ir visiškai skirtingai, profesionalu, komunikacija, pagarba aktoriui ir to iš tikrųjų trūksta. Mes taip pat su Arnolda dalyvavome ir kitose kino festivaliuose ir dažnai lietuviai nori padaryti kažką tokio čia tie aišku iš praeities, kad jeigu jau svečias, tai nukraukim stalą ir jau ten dirbkim, o su lietuviais ten jau biški taip, pabūkit jūs šone. Tai mes norim, kad tiek mūsų pati komanda festivalį, tiek mūsų savanoriai jaustųsi gerai, kad jie yra mums lygus išsakyti savo idėjas ir nebijoti sakyti kritikos ir tai labai dažnai kartuojam savo komandai ir labai norime kažką padaryti geriau. Po truputėlį, žinoma, ne iš karto. Nes kitaip nevyksta augimas. Taip. Tai jūs būrėte, žodžiu, vis didėjat ir plečiatės. Dabar vis didelė komanda, ar jūs pagrindė čia dviese dabar darot viską?
tikrai didelė yra ir turime savo Photoshopo meistrą, fotografą, Domą Fabijoną, turime komandą, kurie atlieka ir dekoracijų ir šiaip mūsų dešiniosios rankos, tai Urtė, Gabrielė, Simona ir žinoma Artūras, kuris yra festivalio veidas, dar buvo Vytautas, bet dėja jis negalėjo atvykti. Tai va, tai kupolas pasikeitęs? Taip, labai pasikeitęs. Tai aš manau labai skirsis nuo kupolo kitų renginių prieš tai buvusių ir mes to iš tiesų džiaugiamės ir jie, manau, šituo džiaugiasi, nes kupolo apskritai šitą palapinę net primena ananasą, tik tai trūksta jam karūnos, kas mes ir būsim karūna. Labai smagus yra viršelis, ne, festivalio, sakykime taip. Domo Pijaus Fabijono darbas. Labai gražu, pamatysiu gal dabar mūsų YouTube'o gerbėjai. Popcorn, bet tai popcornų mes turime ananasus smėlyje. Taip, nes ananasas, tai etimologiškai aš gilinausi, jis yra pinija, atkeliavo į Pietų Ameriką ir susijęs su kankorėžiu, nes žmonės mane, kad jis panašus į kankorėžį, tai labai susijęs su Nida. Okay. Gerai, pakalbėjome apie tam tikrą festivalio testinumą. Kur galima galbūt klausytojams ir žiūrovam rasti daugiau informacijos apie viską, kas dabar vyks? Taigi, turime festivalio Facebook puslapį Nida Short Film Festival, angliškai taip rašosi, ir dar yra renginys Facebook'e sukurtas Nida Short Film Festival. Taigi, nesvarbu, ar seksite renginį, ar seksite Facebook puslapį, abiejose dalykuose bus skelbiama ta pati informacija ir paspauskite tą sekti mygtuką, kad jums pranešimus neš, nes mes viso festivalio metu dėsime visą informaciją, tai bus toks kaip žemėlapis, nes mes netgi žemėlapį turime padarę, kur kas vyksta ir irgi paskelbsime šiandien vakare su rytojaus programa. Galite mūsų daugiau informacijos rasti Zuikio darže, mūsų partneriai. Ir žinoma, kupolę galime susitikti rytojaus vakarą. Mes pabandysime per Neringa FM dar papasakoti visiems realiuoju laiku, kas vyksta. Labai gerai. Ir tiesiog galiausiai dar skatinam tiesiog prieiti prie komandos, prie mūsų, kad paklausti, kas vyks, kažką pabendrauti. Tai čia irgi labai laukiam žmonių tokių prieiti prie mūsų. O filmus kasmet galite siūsti Film Freeway tarptautinę platformą ir mes ten jos tikrai peržiūrime. Taip, tikrai, nenusimeta. Puikiai, tai ačiū merginoms, susitiksim Nidoje šį savaitgalį. Ačiū tau, ir atsisveikinimų mes turime Solange, matau, Entoj kažkokį coverį. Čia jūs... Solange Etvo. Čia jūs dalyvauja šitas klipas, ne? Ne klipas dalyvauja, o čia atlikėja dalyvauja pirmąjį vakarą, rytojaus vakarą, jinai pradės savo... Gyvai. Taip. Jėga. Tai gerai, ačiū ir iki. Ačiū tau. Ačiū tau. Je suis si seule.